Rusijoje istorikų pristatomas profesorius Meževičius yra vadinamas Baltijos šalių ekspertu. Yra tiesiog netinkamas elgesys, skirtingos kilmės ir skirtingo masto. Klasikinis pavyzdys – Baltijos šalys. Ta же Estonija, ta же Latvija. Ta pati Estija, ta pati Latvija ir ta pati Lietuva neišvengiamai atsidurs to paties balasto rolėje, kuris bus išmestas, kai tik atsiras proga. Šiuo metu tokios būtinybės nėra. Необходимости нет. И за борт полетит, конечно же. Ir už borto lėks tikrai ne Jungtinė karalystė. Не Северная Ирландия. За борт полетит Už borto lėks, pavyzdžiui, Lietuva. Bet nemanau, kad Lenkija. Польша. Iš Meževičiaus Telegram kanalo matyti, kad jis seka įvykius Lietuvoje ir juos reaguoja. Čia yra vietos pašaipai iš Viktoro Uspaskicho verslo. Esą su tokiais pinigais Uspaskichas galėjo seniai nuversti landsbergistų režimą ir pastatyti tikrą tiltą iš Europos į Rusiją. O dabar per įmones viskas užrašyta vaikams. Naujausi dokumentai, kuriuos turi žurnalistai, rodo, kad Meževičius ir jo vadovaujama Pabaltijo tyrimo asociacija yra Kremliaus propagandos įrankis. Jis kviečiamas į Rusijos televizijos laidas ir portalus, ten kalba temomis, kurias nurodo Kremlius, ir frazėmis, kurios Kremliaus surašytos. Istorikas Djukovas taip pat yra nuolatinis ekspertas Baltijos šalių klausimais ir daro tą patį. Pastarąjį kartą pareiškė, kad Lietuvoje ruošiamasi invazijai į Baltarusiją, ją ves Kalinausko pulkas. Šiems ir jiems pavaldiems veikėjams, kaip ir ką kalbėti, nurodo Kremlius. Iš ten nutekėjusiuose telefono skambučių išklotinėse randame mažiau girdėtą pavardę. Aleksejus Žuravliovas, anksčiau Amerikoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje stažavęsis Putino rato žmogus, nuolat komunikuoja su Meževičiumi, Meževičiaus sūnumi, Djukovu ir kelių propagandinių portalų vadovais. Pats Djukovas teigia nesą susipažinę su tokia informacija ir vadina tai provokacija. Tai yra vienas iš eilinių diskreditacijos bandymų. Mes ir mano kolegos seniai susidurime su Baltijos šalių specialių tarnybų persekiojimu. Iš ataskaitų Kremliui matyti, kad visame regione pernai viena svarbiausių temų buvo NATO viršūnių susitikimas Vilniuje. NATO samitas praeitais metais buvo tas įvykis, kur sulaukime paties intensyviausio informacinio spaudimo apskritai per visus metus praeitais metais. Ataskaitos Kremliui taip pat rodo, kad Baltijos valstybėse jų veikla nėra tokia sėkminga kaip Baltarusijoje ir Moldovoje. Tai, ką Moldovoje peržiūri daugiau nei 2 milijonai, Baltijos šalyse vos 150 000. Tačiau ekspertai pabrėžia, kad Kremlius Lietuvoje pakeitė strategiją ir dirba TikTok bei Telegram socialiniuose tinkluose. Man kas įdomu iš tų dokumentų yra, kad matom, kad ekosistema kinta. Ir nuo pat, kai Kremlius užpuolė Ukrainą ir įsiveržė Ukrainą, daug dezinformacijos portalų tiek Baltijos šalyse, tiek ir pačioje Lietuvoje buvo užblokuoti. Ir matom, kad jie keičia strategiją ir daugiausia dezinformacijos pernai metais matom, kad buvo pasiekiama per Telegramą ir TikTok. Matosi, kad keičiasi jau būdai, kaip jie veikia. VSD teigia, kad šiuos Kremliaus bandymus stebi, tačiau Lietuva, ko nepasakysi apie Moldovą ir Baltarusiją, kol kas atsispiria Kremliaus propagandai. Rusijoje propagandiniams kanalams kasmet skiriama per $2 milijardus.